No. Labadiena, atsiprašau, kad trukdau, gal turit minutėlę pakalbėti apie Jėzų? Ne apie Jėzų, apie Sponge Lietuvoje kuriamus elektronikos produktus. Klausy, gal kitą kartą, aš jau vieną jų produktą kaip ir turiu. Davai. O gal jūs norėtumėt pakalbėti? Sveiki dar kartelį, su jumis ir vėl aš Greta Svit ir kaip jau supratot, šiandieną apžvelgsime Sponge produktus. Tiksliau 3 iš jų, tai Sponge laikroduką, Sponge apyrankę ir Sponge kolonėlę. Manau, pradėkime nuo pačio įdomiausio, tai laikroduko, kurį nešioju ir pati, Sponge Move Pro išmanus laikrodukas. Šio laikroduko kaina Lietuvoje šiuo metu yra maždaug 60 €. Unikali šio laikroduko savybė yra ta, jog jis turi integruotą GPS imtuvą. Tai reiškia, jog sportininkai gali bėgioti, plaukioti ir dar kažką daryti nepasiėmę telefono, o vėliau tą įveiktą kelią gali matyti nubraižytą programėlėje. Ir būtent dėl šio GPS imtuvo visi duomenys, tokie kaip greitis, atstumas ir taip toliau, yra labai tikslus. Taip pat šis laikrodis turi fatigue režimą, lietuviškai nuovargio matavimą. Jo dėka galit planuotis treniruotės aktyvesnės arba pasyvesnės, jeigu esate labiau pavargęs. Arba išvis praleist treniruotę ir sėdėti namie prie kompiuterio arba teliko, jeigu jūsų fatigue rezultatas yra aukštas. Taip pat šis laikrodis yra atsparus vandeniui, net 30 metrų. Tad pavyzdžiui, jeigu esate plaukikas ir ruošiatės varžybom, nes pagaliau norit iškovoti tą aukso medalį, galite savo progresą sekti įsijungę laikroduko plaukimo režimą. Arba jeigu mėgstate nardyti, galite taip pat nesijaudinti, jei netyčia pamiršit nusimti laikroduką. Na, arba jeigu nieko įdomaus neveikėte gyvenime, tai tiesiog galite eiti dušą ramiai su laikroduku ir kažką ten su juo daryti. Šis laikrodis iš viso turi 16 sporto režimų. Tad manau, tikrai rasite tinkamą sau. Sėdėjimas prie kompo ar teliko nesiskaito kaip sportas. Na ir be abejo, šitas laikrodis turi visas funkcijas kaip ir dauguma išmanių apyrankių. Tai kalorijų skaičiavimas, atstumo skaičiavimas, žingsniamatis, žadintuvas, taip pat miego sekimas. Taip pat jame galite matyti atėjusias žinutės, matyti skambučius, atmest skambučius ir taip toliau. Šis Sponge Move laikrodukas išlaiko maždaug 7 dienas. Na, programėlė, kurioje galite stebėti visus savo rezultatus ir kitus duomenis, vadinasi Zeroner Health Pro. Kitas Sponge produktas tai Sponge Move HR apyrankė. Ši apyrankė turi spalvotą ekraną, kuris prisitaiko prie apšvietimo. Esant kažkokioje apšviestoje aplinkoje, laikrodukas taip pat švies ryškiau, na jeigu būsite tamsoje, tai jo šviesa taip pat priblanks. Taip pat šis laikrodukas išsaugo iki 8 pranešimų, tokių kaip Facebook, Skype ir taip toliau. Taip pat matote, kas skambina ir tą skambutį įmanoma atmesti. Šio laikroduko baterija laiko maždaug apie savaitę, o jis pasikrauna per USB jungtį maždaug per 30 minučių. Apyrankę galite prisijungti prie telefono Bluetooth pagalba. Šios apyrankės programėlės pavadinimas yra Zeroner Health Pro ir būtent per šią telefono programėlę galite keisti įvairias funkcijas savo apyrankės. Taip pat čia stebite visus savo duomenis. Kaip ir dauguma išmanių apyrankių, ši taip pat skaičiuoja žingsnius, atstumą, kalorijas, pulsą ir taip toliau. Taip pat stebi ir miego kokybę. Ši apyrankė taip pat yra atspari tiek vandeniui, tiek prakaitui, tad galite sportuoti ir ją naudotis bet kokiomis oro sąlygomis. Sponge Bumčik. Belaidė kolonėlė. Iš tikrųjų, net nelabai žinau, ką pasakyti apie tokio tipo kolonėlės. Šita groja 15 valandų ant max garso. Turi radiją, AUX jungtį. FM mode. Bluetooth mode. Kolonėlė taip pat nuskaito tiek USB, tiek micro SD korteles, tad muziką galėsite leisti ne tik per telefoną. USB mode. Taip pat šioje kolonėlėje integruotas mikrofonas leis jums naudoti Sponge Bumčik kaip laisvų rankų įrangą. Na ir šiaip daugiau nelabai ką turiu pasakyti apie šią kolonėlę. Tiesiog lengva, faina, gera kolonėlė už nedidelę kainą.
Na, o šiandien iš manęs tiek, tikiuosi jums patiko šių lietuviškų produktų apžvalga. Na ir nepamirškit prenumeruoti šio kanalo, paspauskit like, pakomentuokite, viską žinote ir susitiksime kito video metu.